Praėjo šiek tiek daugiau nei metai po drūzų žudynių Suveidoje, Drūzų kalne. Beveik 2000 drūzų buvo nužudyti beduinų genčių ir kai kurių vyriausybės pajėgų, remiamų vyriausybės pajėgų ir skatinami naujosios vyriausybės Damaske. Taigi, praėjo šiek tiek daugiau nei metai po tų įvykių. Kokia yra, turiu omenyje, ar galite papasakoti apie dabartinę drūzų padėtį Sirijoje šiandien ir jų santykius su Damasku po metų? Taip, akivaizdu, kad beveik nėra jokių santykių tarp naujosios vyriausybės Damaske ir Suveidos provincijos, kurioje daugumą sudaro drūzai. Ir mes turime tai suprasti. Drūzų bendruomenė Suveidoje, kuriai vadovauja šeichas Salmanas Al-Hadžiris, jų politinis lyderis, labai nepasitikė naująją vyriausybę Damaske. Iš tikrųjų, jie mano, kad Damaską užėmė ISIS sukarintos grupuotės ir fundamentalistinės islamistų, ekstremistų grupės. Todėl jie nėra pasirengę vesti jokių derybų su naująja vyriausybė Damaske. Kita vertus, jūs puikiai tai suprantate. Naujoji vyriausybė Damaske suvokia drūzų bendruomenės vede ir jos vadovybę kaip grupę, kuri akivaizdžiai susivienija su Izraelio valstybe. Ir tai daro visą situaciją labai sudėtingą. Iki tokio lygio, kad jei turėjote galimybę perskaityti naujausią ataskaitą, naujausią Jungtinių tautų ataskaitą, kurią parašė pasiuntinys į Svaidos provinciją. Ir jis aiškiai parašė, kad beveik nėra jokios pažangos santykiuose tarp Svaidos provincijos ir naujosios vyriausybės Damaske. Ir tarp abiejų pusių yra akivaizdus nepasitikėjimas. Iki tokio lygio, kad jis nemato jokios pažangos artimiausioje ateityje tarp šių dviejų pusių. Dabar Izraelis įsitraukia ne tik žodžiais, bet ir kariniu požiūriu, siekdamas apsaugoti drūzų bendruomenę pietų Sirijoje. Iki tokio lygio, kad net Damaske jie sako, kad Izraelio kišimasis į jų vidaus reikalus trukdo pasiekti susitarimą. Susitarimą dėl konflikto išvengimo tarp Izraelio ir Sirijos. Tačiau ministras pirmininkas Netanyahus nuolat kartoja, įskaitant ir šiandien, kad Izraelis niekada nepaliks savo drūzų brolių Sirijoje. Tiesa, ar manote, kad Netanyahus taip pat naudojo tai prieš artėjančius rinkimus, bandydamas pelnyti drūzų balsus? Aš turiu labai daug klausimų dėl dabartinės vyriausybės požiūrio į Svedos provinciją ir drūzų bendruomenę Sirijoje. Nes jei grįžtume akimirkai į 2025 metų Liepą, mes suprantame tai. Izraelio intervencija arba IDF intervencija įvyko tik po 48 valandos, kai naujosios vyriausybės pajėgos užpuolė Svedos provinciją, dėl ko tuomet žuvo 1700 drūzų piliečių. Ir kitas dalykas yra tas, kad mes visi klausime, nuo tada praėjo daugiau nei metai. Taigi, ką Izraelio valstybė padarė, kad paremtų drūzų bendruomenę Sirijoje? Taigi, po visų šių pažadų iš ministro pirmininko pusės ir dabartinės vyriausybės mes nematėme jokios realios pažangos drūzų situacijoje Sirijoje. Ir tai labai liūdna, nes daugeliu atžvilgių. Tai privertė tuos, kurie nepritarė šiai Izraelio intervencijai, grįžti į naujos ekstremistinės vyriausybės Damaskose rankas. Kita vertus, sumažėjo pasitikėjimas tarp vadovybės Svaidos provincijoje ir Izraelio. Todėl tikiuosi, kad Izraelio įsikišimas į drūzų reikalus Sirijoje turėtų būti kur kas didesnis nei tai, ką iki šiol padarė Izraelio vyriausybė.
Tačiau yra dar vienas dalykas, apie kurį turime būti sąžiningi. Tai faktas, kurį turime suprasti. Izraelio interesas visų pirma yra tas, kad druzų bendruomenė pietų Sirijoje gyventų taikiai ir būtų saugi, nes jie iš esmės yra įsikūrę prie mūsų šiaurinių sienų ir jie yra Izraelio pirmosios gynybos linijos. Jie susiduria su nauja ekstremistinė, fundamentalistinė ISIS vyriausybė, kuri dabar įsikūrusi Damaske, remiama Turkijos vyriausybės ir Erdogano. Taigi tai yra iššūkis, kuris ateityje paveiks Izraelį. Dabar, žvelgiant į ateitį, norėčiau šiek tiek pereiti prie artėjančių rinkimų. Jūs dalyvaujate kitą mėnesį vyksiančiuose Demokratų partijos, kuriai vadovauja Jairas Golanas, pirminiuose rinkimuose. Kas yra Jairas Golanas? Visų pirma, kodėl Demokratų partija? Ir antra, ką Jairas Golanas siūlo Izraelio santykių klausimu? Arba derinti santykius su drūzais Sirijoje, bet taip pat bandyti užmegzti pozityvius, konstruktyvius santykius su šia Sirijos vyriausybe. Gerai, atsakysiu į abu jūsų klausimo aspektus. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad Demokratų partija daugeliu atžvilgių atstovauja vertybėms, mano vertybėms ir mano Izraelio valstybės ateities vizijoms. Bet svarbiausia yra tai, kad ši partija atstovauja mano norimą Izraelio viziją kaip demokratinės, liberalios valstybės, kuri visiems savo piliečiams užtikrina lygias teisės pagal nepriklausomybės deklaracijos dvasią. Tai man labai svarbu. Ir galiu pasakyti, kad tai tikriausiai yra pagrindinė priežastis, kodėl dabar siekiu vietos kandidatuodamas su Demokratų partija. Dabar kalbant apie antrąją jūsų klausimo dalį, manau, kad Jairas Golanas, buvęs Izraelio gynybos pajėgų šiaurės vadovybės vadas, labai gerai supranta to regiono jautrumą, labai gerai supranta, kaip svarbu, kad drūzų bendruomenė pietinėje Sirijos dalyje gyventų saugiai ir taikiai. Ir kaip jie galėtų būti mūsų priešakinė linija ir apsauginis barjeras nuo ekstremistinės vyriausybės Damaske.